Tai va, šiandien girdėjo tikras gyvenimo istorijas. Rimas, Odeta, Pavelas pasakoja tikras gyvenimo istorijas. Ir mūsų veiklių žmonių bendrijoje yra iš viso dabar apie 140 narių. Ir kiekvienas turi savo gyvenimo istorijas. Kaip kiekvienas asmeniškai susitiko su Jėzumi Kristumi. Ir yra daug stebuklų, išgydymų, ką Jėzus padarė. Vienam išgydė iš hepatito B, iš C, kitą išgydė, yra sėdi brolis, išgydė į klubo sąnarį, taip. Kitą išgydė nuo nepagydomos ligos. Vienam mūsų broliui plaučius naujus Dievas įdėjo. Bet pats didžiausias stebuklas yra neišgydymas. Pats didžiausias stebuklas yra, kai tu atsistoji prieš veidrodį, pažiūri save ir supranti, kad šitame žmoguje apsigyveno Jėzus Kristus. Jėzus Kristus šiandien gali ateiti į tavo gyvenimą. Jėzus Kristus, jisai nori ateiti į tavo gyvenimą. Jis nori ateiti į tavo širdį. Ir jis ateina, kada tu jį pasikvieti, jis neateis per prievartą. Jis davė mums laisvą valią. Ir šiandien tu turi laisvą valią pasirinkti. Pasirinkti gyvenimą arba pasilikti mirtyje. Jėzus ateina į tavo gyvenimą, jis neatneša tau kažko, neatima iš tavęs, jisai tau atneša tikrą gyvenimą, atneša džiaugsmą, atneša prasmę. Tu nesi šiaip su šitam pasauliu. Gal tau atrodo, kad tu daug metų jau nugyvenai ir ką aš čia benuveiksiu, bet Dievas turi tau planą. Daug Dievo vyrų ir žmonių Biblijoje, jeigu skaitytumėte, pamatytumėte, pradėjo tarnauti nuo 60 metų. Ir tas Jėzus, apie kurį šiandien girdėjo, čia gyvas asmuo, šiandien yra čia su mumis. Jo toks buvo pažadas. Ten, kur 2-3 jo vardu, o jo vardu mes šiandien susirinkę, ten ir aš būsiu su jumis. Ir šiandien stoviu prie tavo širdies durų, beldžiasi į tavo gyvenimą. Ir klausia, ar tu atidarysi man duris? Ar tu atidarysi šiandien duris Jėzui, įsileisi į savo širdį, į savo gyvenimą ir leisi jam užeiti pas tave ir kartu su tavim vakarieniauti, bendrauti. Ir dabar yra puikia proga tą padaryti, pasikviesti Jėzų Kristų. Mes dabar kalbėsim atgailos maldą ir kiekvienas kalbėsim žodžius, kuriais pasikviesime Jėzų Kristų, gyvąjį Dievą į savo širdį. Ir mes visi kartu padėsim jums šitą maldą sukalbėti. Tai aš sakysiu žodžius, o jūs kartokite. Tai tiesiog raginu gal užsimerkti, kad neblaškytų niekas aplinkui ir sukalbėti maldos žodžius. Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave, toks, koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus, praliedamas savo šventą kraują, asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad 3 dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien. Atleisk man už mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Dėkoju, kad savo šventu krauju nuplauni mane nuo visko, kas buvo mane suteršę ir surišę. Savąja dvasia įeik į mano širdį. Dėkoju, kad padarai mane savo vaiku ir dovanoji man amžinai gyvenimą. Aš priimu tave dabar ir savo širdimi tikėdamas lūpomis išpažįstu tave savo sielos gelbėtoju
ir savo gyvenimo viešpačiu. Amen.